Sveiki gyvi dar kartą. Dabar mes pagal idėją turime 15 km ir tie 15 km turėtų būti užkariauti tuos ten toli matomus High Tatrus. Mano supratimu, tai yra galimai aukščiausiai, man atrodo, privažiuojama vieta su automobiliu ar motociklu šios Tatrus. Ir tada nuo jo yra tas cable karas, su kuriuo galima pasikelti 2,5 tūkstančių aukštį. Pasižiūrim, kas šitie 15 kg. 15 kg ir 30 minučių. Autostrada nedaug, reikėjo paliekti. Gal kokių 15 minučių. 100 kiam lėkiau ir viskas greit susilėkė. Lauk, kodėl čia neberodo? Kas čia yra? Rodėgi normaliai. Ar aš čia važiuoju? Kaip ir čia lyg. Gal jau kažkas kažkur, čia va kažką kyla po biškį. Dafiga traukinių pervažų, bet dar neteko nei prie vieno sustot, kad praleisti kokį nors tai čiuku. Okei. Ko čia visi stovi įdomu? Ai, čia šiek priparkuoti. Tai čia turbūt prasideda visi trailai. Mačiau, persirenginėjo vienas. Tai čia susistato, persirengia į savo aptemptus šortus. Ir varo. Ei, aš čia buvau, man atrodo. Tai kaip suprasti? Tai jeigu aš čia buvau, tai kaip suprasti? Tai bet ar aš nepakilau ten viršų? Čia man iš vis kitą pusę reikėjo nusukti. Kas čia dabar vyksta? Ar iš... Bet tai grinai aš ne čia nusukau. Tai kaip taip? Ar ten? Nepoнимаю. Nepoнимаю!
nu, be tokio nėra ko. Taigi rodė į kairę. Tai kaip čia taip? Bet jeigu aš plačiau važiavau, ar nebent jau max toks pats exactly prasukimas. Tigeris pravažiavo. Ai, va čia gal reikėjo sukti. Taip? Bet tai ką čia rodo? Kas čia per fake and gay dabar? Nu, bet tai primesk. Tipo, bet tai čia negalima važiuoti, tai what the fuck? Ant kiek aš čia nieko nesuprantu? Ne, ten. Что за confusion? Kas čia per confusion? I'm confusion. Gerai, yra dar ten, kur sustatyti automobilį yra kelias. Gal ir variantas. Nu, aptemta kelnį, kur tavo dviratis, va stovi. Taip, va? Bet tai irgi negalima čia, tai what the F? Tai čia tik peškom? Eik tu. Bet tai tai. Ai, ne, va čia galima. Varyk čia, seneliumbai. Varyk. Tai gerai, čia gal ir galima. Ai, tai čia parkuos dabar. Bliam, kaip tu čia smart sumastei. Bliam, čia netraukė tas triperis į tokį aštrų kalną. Svarbu mano užtraukti. Nu, 7 kilai, čia dabar tai tipo duos važiuoti. Bliamba, gerai, jeigu taip duos aukštai. Tai čia tiek visur pristatyta. Nu, gerai. Pažiūrim, kaip čia aukštai duoda. Ai, čia parkingas. Stopudovai kažkur bus. Va, taip ir galvau. Nebegalima važiuoti. Fucking kidding me. What the fuck, bro? Navigation rodo, kad you good. Nu, karoči, susnerinu. Pirmiausia, jeigu ten duotų pravažiuoti, ant kiek būtų gerai. Čia jisai tik gali. Amaň. Okrem. Strapu. Ai, galima. Ar negalima? Žiūrėk, kaip čia yra? Nu, karoči, nesuprantu aš tą kalbą, tai reikėjo parašyti angliškai. Aš čia su dviračiu, ką važiuoju. Let go, baby. Šitas su logais įvairiausiais, tai čia gali būt, kad ir dirba jisai, bet aš irgi dirbu. Būtų gerai šitą darboholiką aplenkt. Treilistai, peškom, aišku. Pliam smirda dizelį, man atrodo, na tos karavelės. Pavydžiai žiūri visi, kaip mane veža, mano antuškė. Nu, duok aplenkt tavį. Duok aplenkt tavį. Seneliumbas. Davai, pažvengsim.
Fu, lemtas dizelis kaip vanoja. Nu, žiūrėk, tu biškai pasitrauki dar, yra vietos. Pestute. Gerai. Reikia pasisveikinti su vaikščiotais. Vaikščiotai sveikinasi, maladėts. Nu, čia prasilenkimui ne per daugiausiai vietos, taip pasakyk. Bet ir apsilenkimui, kaip matau, ne per daugiausiai vietos. Okay, nesinervuojam, atsistojam ir pasižiūrim, kaip mina pirmo bėgių. Pliama, kaip jam sunku, eina načirts. O, selfiukas pamedžio. Kažką rašusi. Nu, davai, duok, aplink, kas yra. 5 kilai liko. Nu, parodysiu posakį, žiūrėk, Magic. Magic turėtų duoti dabar. Tai aišku. Ui. Sėdi ilsisi, va. Draugeliai. Kamera pats Semkės gliauda. Šiaip jeigu tikrai negalima čia važiuoti. Nu, pagal ženklą negalima, bet taip lemba, da. Tai kam tada įleido? Lemba, visai gražiai čia atrodo. Nice. Ne, nu apsaugos čia yra viskas, čia tikrai važiuoja, tik tai čia klausimas, kas čia važiuoja. Okay, buveinė kažkokia. Su džipasu kažką čia teikia. Ilsisi hebrantai. Nu, kaip suprantu, baigėsi geras kelias čia dabar, prasidės. Va tokis, va. Dar nepabaigė sutvarkyti čia. Žvėriukas. Čia nusivaliot būtų mažiausiai čia smagu. Gerai, gal ir visai čia aukštai duodam pavažiuoti. SOS. Svarbu, policijos nebūtų ir nereiktų man su jais kalbėti. Nes nelabai žinau, ką jam pasakyti. Žinau, turbūt, ką ir bet kam sakyčiau. Jie turist. Kaip per tą videosą vertėją sako. Terorist. Ne terorist, turist. Karoči, medinis baris. Nu, davai, MT. Rodyk savo sūkių galę. Blemba, čiūjų buvo smagu čia asfaltuoti šitą atkarpą į kalną. Įdomu, per kiek laiko čia suasfaltavo. Paruošė viskas. Gimė kažkam idėja, davai išasfaltuojam. Žmonėm, kad galėtų į kalną pakilti. Davai. Oi, kaip čia dabar stačiai.
Žemyn tai irgi bus smagu leistis turbūt. O, va taip. Visi linksi, visi sveikinasi, visi supranta, kad visi mes čia nelegalai esam iš tikrųjų. Aišku, aš vienas nelegalas. Tu kelias, čia su man enduro yra labai gerai. Kažkaip nemačiau nei vieną emociją. Kažkaip čia kelia įtarimų man. Kiek čia laiko reikia lipti šitą viršų? Blen, aš tai čia kokias 2 dienas lipčiau. Akmenų privaliota, tai nemažai. Akmenai. Opa. Vaikuliečiai, sulūžus ranka, kitas sveikinasi, kam nerbu. 2 kilai 300 metrų. Nu, pasižiūrom. Va, ne tai, kad patys lipa, bet dar savo ciuciką verčia. O ciucikas už bato mažesnis. Tai jam čia čiūju didžiausias iššūkis gyvenime. Nors blemba, įsičytina, 4 kojas turi, jam 2 lengviau nei mum. Va tokį kalną. Gerai, kad sniego nėra, dar sniego lavina, kai duotų čia į smegenį. Va dar vienas šuniukas, šitas baltas. Blemba, žemyn pažiūrėjus, tai taip įdomiai jaučiasi. Tikiuosi viršui bus ką veikt, pavalgyt kažką, kavos išgert. Ir tikiuosi pareigūnų nebus. Dar vienas su šuniuku. Šuniekautai. Gerai, žmonių, tai manau, ką aš galiu čia žinot, kiek čia tų žmonių būna. Bet atrodo visai nemažai lipančių. Šeštadienis, bet jau sezono pabaiga. Bet dar labai orai geri. Taip, nežinau, čia daug ar mažai. O mano dabar MT rodo teneris prigimti. Adventūrina. Ok, skardis neblogas. Ir kelias neblogas. Žemyn tai iš vis bus galima užgesinti variklį ir riedėti. Taupyt elektrą. Šiaip mažai besileidžiančių žemyn. Daugiausiai į viršų lipančių. Eik savo. Čia įdomiai rodo. Šitas tiesiog lasdas pasiėmė panešiot, net nenauda. Kokie akmenai.
vėl kelias geras. Kokie akmenai. Kokie akmenai. Kokį akmenį didumą. Šiaip, jeigu gerai pagalvojus, kalnai yra tiesiog dideli akmenai. Aik tu savo. 705 metrų. Jau. Jau 700 metrų iki galo, 605. Tai gera, tai kur tas cable karas? Kuris čia dar kelia? Я не вижу visiškai. Man nuojauta kužda, kad aš čia tikrai nelegaliai važiuoju. Tad į vieną emociją nieko nėra. Bliava, what the fuck. Nu į viršų nuvažiavęs, pažiūrėsim, ar pas nors karas išvis. Oh my god, what the fuck. What the fuck. Aik tu, kokį grožį čia yra. Kokį grožį čia yra. What the fuck? What the fuck? Kaip suprantu, atvažiavau ir kaip suprantu, kol kas tik dviratininkai, peškom keliautojai ir automobiliai. Žiūrėk, kaip jis greičiau atvažiavo, čia jis negalėjo greičiau. Jis žiūri, čia suprantu, kad aš nelegaliai atvažiavau. Ai. Atsiprašau už keiksmažodžius, bet jo, čia va šitie va visi partneriai va. Bedirbantis. O, įsijungia šitas ventiliatorius. Kad čia vienas mocis atvažiavo, tai nieks nesupyks. Nu va taip atrodo čia. Kaip čia yra su to cable car? Nu, apseisim. Va, kiek čia žmonių daug. Kažkaip aš čia mocų nematau, taip pasakykim. Eik tu savo. Na, bet kad ir gaučiau baudą. Visai buvo verta. Ok. Sitrepas baigėsi. Eina pabandyt gal greitai kažko išgert, kad nereiktų čia ilgai būti ir pareigūnų nesulaukti. Kiek greita.